Mums pagaliau pavyko. Lietuva laimėjo Euroviziją. Įsivaizduok tokį scenarijų. Nors visa tai atrodo labai toli nuo realybės, greičiausiai kaip sapnas, tiesą pasakius, labai daug fantazijos čia nereikia, nes vieną kartą išties buvome per plauką nuo pergalės. Taip arti, kad net ugnis svilino. Prieš 5 metus The Roop dainai On Fire lažybininkai prognozavo 1. vietą, o legendinį šokių judesiuką mokėjo visa Europa. Tačiau koją pakišo pandemija. Tuomet Eurovizija buvo atšaukta, renginys neįvyko ir mums beliko bandyti iš naujo. Bandom iš naujo vėl ir į Šveicariją siunčiame Katarsį. Oi, kiek ten diskusijų sukėlė šitas pasirodymas. Kažkam nepatiko žodžiai, kažkam niuri nuotaika, kažkas įtrinėjo balsų klastojimą, o visi kiti tiesiog tyliai palaikė. Kad ir kaip bevertintum Katarsį, reikia pastebėti, jog lietuviškos eurovizinės tendencijos per kelerius metus stipriai pasikeitė. Jei seniau lietuviškoms dainoms nekvepėdavo finalų, o tokių dainų konkurso atrankoje būdavo vienetai, pastaraisiais metais lietuvių kalba triumfuoja. Šįkart visi top 3 nacionalinės atrankos finalininkai dainavo lietuviškai. Negana to, atstovauti Lietuvai Bazilėje išsiuntėme alternatyvaus roko grupę, o to mūsų istorijoje dar nėra buvę. Kaip sako Katarsio vokalistas, šiuo žingsniu Lietuva daro tikrai didelį eksperimentą. Šiaip manau, kad gali būti kažkas netikėto. Manau, čia tiesiog mes darom kaip šalis mūsų rinkdami labai didelį eksperimentą, kuris gali gerai atseit, manau. Nors laimėjimas Eurovizijoje atrodo kaip utopinis scenarijus, kurio pagrindu net kuriami anekdotai, bet kas jeigu, tarkim, Katarsio eksperimentas pasiteisina, vokalisto akis užbūrė Europą, Lietuva iškovoja 1. vietą, o 26 metų konkursas vyktų Vilniuje. Turbūt pirmiausia būtų surinktas didelis grandiozinis balius. Bet po kiekvieno baliaus laukia pagirios ir jau labai greit būtų iškeltas skambus klausimas. O kiekgi mums kainuos surengti Euroviziją Lietuvoje ir kas už tai mokės? Šis klausimas būtų keliamas dar garsiau dabartinėje geopolitinėje situacijoje, kai viskas sukasi apie būtinybę investuoti į gynybą. O visokie ten šokiai, pokiai gali ir palaukti. Šokiai, pokiai, baliai aišku yra svarbus ir smagus, nes mes švenčiam savo gimtadienius, krikštynas, vestuvės ir išleidžiam pinigus svarbioms mūsų gyvenimo akimirkoms. Tačiau tų pinigų pirmiausia reikia turėti. Todėl tai priminimas mums visiems, kad būtina turėti finansinę pagalbę, kad nereikėtų gimtadienio išvakarėse skiesti savo draugeliams. Žinai, šiemet nusprendžiau nešvęsti. Nors puikiai žinai, kad normaliam baliui tiesiog nepakanka pinigų. Todėl taupyti ir investuoti pinigus reikia visada ir ne tik dėl to, kad galėtum gimtadienio balių atšvęsti. Tų pinigų tau reikės, jeigu norėsi pensijų oriai gyventi. Todėl, jeigu nori išleisti, tai mokėk ir uždirbti. Juk galima tapti profu savo veikloje, susirasti papildomų uždarbio galimybių arba tiesiog investuoti ir uždirbti iš to. Ir jeigu norint tapti profu reikia daug darbo ir pastangų, papildomų uždarbų reikia laiko ir idėjų, tai investuoti gali bet kas. Grįžtant prie Eurovizijos ir to skambaus klausimo, kiek mums kainuotų pergalė, jeigu konkursą reikėtų surengti Lietuvoje. Pasižvalgykim, kiek į Euroviziją investavo kitos šalis. Juk neužtenka vien arenos Eurovizijai surengti, reikia sukurti ir visą infrastruktūrą. Įrengti Eurovizijos miestelį, kuriame bazuotųsi visų Europos šalių atlikėjai, jų komandos, žurnalistai. Kaip žinia, šiemet Eurovizija vyks Šveicarijoje, Bazelio mieste. Praėjusių metų pabaigoje Bazelio gyventojai dalyvavo referendume, kuriame pritarė, kad Eurovizijos organizavimui būtų skirta 37,5 milijono eurų. Malmė miestas, kuriame Eurovizija vyko pernai, investavo kur kas mažiau, tik 2,5 milijono. Aišku, pinigų dar skiria ir Švedijos nacionalinis transliuotojas ir palyginus su 2013, kai Eurovizija taip pat vyko Malmėje, konkurso organizavimui miestas skyrė šiek tiek daugiau, tačiau turizmo pramonė tąmet įnešė net 15,5 milijono eurų. Investicijos atsipirko. Daugkartiniai Eurovizijos nugalėtojai švedai nusprendė, kad organizuoti konkursą Malmėje jiem kainuoja pigiau nei Stokholme. Eurovizija, jeigu pameni, užpernai vyko Liverpoolyje ir tąmet renginio organizavimui buvo atseikėta 11,3 milijono eurų. Pinigus skiria kas tik netingi. Liverpoolio miesto taryba, miesto regioninė jungtinė valdžia, Jungtinės karalystės vyriausybė, Europos transliuotojų sąjunga ir BBC. Šalis rekordininkė daugiausiai išleidusi konkursų organizavimui per visą istoriją yra Azerbaidžanas. 12 metais Eurovizija vyko Baku, o konkursų organizavimas šaliai realiai kainavo net 60 milijonų eurų, nes reikėjo pastatyti visiškai naują areną.
Antroje vietoje pagal daugiausiai išleistas sumas stovi Danija, 14 metais paklojusi beveik 45 milijonus eurų, o trečioje vietoje Ukraina, kuriai Eurovizijos organizavimas 17 metais kainavo 37 milijonus. O kai Euroviziją tais pačiais 17 metais laimėjo Salvadoras Sobralis Portugalijoje, kuriai tai buvo pati pirmoji pergalė Eurovizijai, kilo panika. Turbūt panašiai kiltų ir Lietuvoje. Tu kas dabar už viską mokės, už tą konkursą, iš kur pinigų gauti? Toks klausimas buvo keliamas Portugalijoje ir Salvadoras tuomet net viešai atsiprašė. Sorry for that, guys. Bet tikiuosi, kad šaliai konkursas, kažkiek bent jau atsipirks. Na, švedams konkurso organizavimas jau atsipirka. O Liverpooliui ar atsipirko? Eurovizija į regiono ekonomiką įnešė beveik 55 milijonus svarų sterlingų. Naudos iš renginio išpešė viešbučiai, parduotuvės, barai, restoranai, transporto tinklai ir taip toliau. Miestą per trumpą laiką aplankė beveik 500 000 turistų, o gegužę Liverpoolio centre išnuomota 175 000 kambarių ir tai buvo geriausias rezultatas nuo 18 metų. Kai Eurovizija 22-aisiais vyko Turine, Italijos ekonomika renginys atnešė beveik 23 milijonus eurų. Eurovizijos transliaciją tada tiesiogiai stebėjo 161 milijonas žiūrovų, o Italijos spaudoje pasirodė 9 000 straipsnių, kuriuose minimas Turinas. Praktika, tyrimai ir skaičiai byloja, kad Eurovizija išties reikšmingai kilsteli ekonomiką, nes, natūralu, kuo daugiau žmonių suvažiuoja, tuo daugiau pinigų jie išleidžia. O faktas, kad istorinį dainų konkursą, kuris rengiamas jau 69 metus pamatyti nori, daugybė europiečių. Negana to, konkurso organizavimas šaliai duoda ir netiesioginės naudos. Mažoms valstybėms tai yra šansas sužibėti tarptautiniu mastu, pritraukti dėmesį, gerinti savo vardą ir tapti patraukliu turistiniu tašku. Ne pigus reikalas ta Eurovizija, bet panašu, kad laimėtojams tai reikia sukandus dantis investuoti pinigų ir renginys, kaip ir vestuvės, galiausiai atsiperka. Atvaro daug svečių su vokeliais. Tačiau kiek kainuoja tiesiog sudalyvauti Eurovizijoje? Visas konkurse dalyvaujančias šalis turi sumokėti už savo dalyvavimą. 23-aisiais, kai konkursas vyko Liverpool'e, bendra suma surinkta iš visų dalyvių siekia apie 5 milijonus svarų sterlingų. Didžiojo penketo valstybės, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija, už dalyvavimą, kaip žinia, moka daugiausiai. Todėl ir pusfinalyje šių šalių atstovai nedalyvauja. Jų mokestis yra jų bilietas į finalą. Vien dalyvavimo mokesčių viskas nesibaigia, nes kiekviena valstybė turi pasirūpinti savo atlikėjo pasirodymu. Ne tik šukuosena, makiažu, rūbais ir scenografija, bet ir viešaisiais ryšiais, reklama, įdarbiu, kuris atliekamas iki lemtingojo gegužės mėnesio. O čia jau, kaip sakoma, kiekvieno asmeninis reikalas. Kiek norėsi, tiek įdėsi. Pavyzdžiui, 22-aisiais Ispanija Euroviziją išsiuntė atlikėją Chanel, kuri atliko dainą Slow Mo. Spėju, kad dainininkė daugeliu įsiminė labiau nei daina. Taigi tą kartą Eurovizija Ispanijai kainavo 682 000 eurų. 302 000 paklojo už dalyvavimo mokestį ir bilietą į finalą. O 380 kainavo investicijos į pasirodymą, atlikėjos apgyvendinimą ir panašiai. Kosminės išlaidos. Na ir ką tai davė? Ispanija užėmė 3. vietą. 3. vieta tai yra puikus rezultatas, nes štai Nyderlandai 16 metais iš vis susifeilino. Į Euroviziją jie išsiuntė Dou Bobą su daina Slow Down. Šio vyriko pasirodymo šaliai kainavo 500 000 eurų. Tačiau jis liko 11, sakykime, toks lietuviškas eurovizinis rezultatas, kurį galim pasiekti iš vis be jokių investicijų. Jeigu jau apie lietuviškus eurovizinius ypatumus, tai tradicija byloja, kad eurais savo atlikėjų mes nelepinam. Laimėjo atranką, važiuoja į didžiąją sceną. Ir toliau sūkis pats kaip išmanai. Ar pameni tokį Jurijų Veklenko, kuris išbėgo į aikštelę su liūtais ir atstovavo Lietuvą Eurovizijai 19 metais. Deja, liūtai Jurijaus į finalą neištempė. Tąkart į Tel Avivą atlikėjas išvyko susirinkęs vos 1000 eurų paramą ir dar kilo toks skandalėlis. Pasipylė diskusijos ir žmonės ėmė kalbėtis apie tai, kaip čia taip visai neremiami tie mūsų atlikėjai. Paaiškėjo, kad Jurijus visiškai jokia sensacija. Martynas Tyla, kurį galime vadinti daugiausiai atlikėjų Eurovizijai išvežusių vadybininkų, paatviravo, kad Andrius Pavais į Eurovizinę sceną lipo su jo odinė striukė. O Ievos Zasimauskaitės pasirodymo režisierė pasakojo, kad pinigų teko maldauti. Galop iš telefoninių skambučių surinktų lėšų Ievutėje atiteko 12 400 eurų, o 15 000 eurų komanda gavo iš Kauno savivaldybės. Donatas Montvydas 12 metais išvyko surinkęs apie 40 000 eurų, o 16, kai jau buvo geriau žinomas iš ėmėjų, surinko 100 000 eurų. Monikos Linkytės gimtoji Gargždų savivaldybė jos ir Vaido Baumilos pasirodymui skyrė 10 000 eurų. Žodžiu, tai čia tavo
reikalas, kiek tų pinigų surinksi. Tik štai klausimas vertas milijono. Ar biudžeto dydis iš ties nulėmė tavo sėkmę Eurovizijai? Nyderlandų pavyzdys su $500 000 ir 11 vieta rodo, kad nelabai. Ir LT United pavyzdys taip pat demonstruoja tą patį. Juk jiems pavyko pasiekti aukščiausią rezultatą Lietuvos pasirodymo Eurovizijoje istorijoje, jie paėmė 6 vietą. O kiek kainavo šitas pasirodymas? Kaip atviravo Samas, tai buvo pats pigiausias pasirodymas Lietuvos istorijoje. Vyrukai neturėjo pinigų, išvyko pliki ir basi, dovanų gavo tik pagrabinius kostiumus iš vienos įmonės, klasikinius batus nusipirko patys. Į Atėnus LT United vežėsi tuziną Lietuvos trispalvės spalvomis išmargintų medinių skalbinių segtukų ir šis suvenyras tapo vienu populiariausiu per konkursą istoriją. Segtukais vėliau buvo prekiaujama internete. Samas dar megafoną nusipirko, kurį nudažė aukso spalvos dažais. Dar vienas pigus rekvizitas buvo blizgučių konfeti. Ir viskas, biudžetas uždarytas. Tad mistinis reikalas ta Eurovizija. Gali kišti milijonus, bet kaip pasiseks ir kaip tą tavo dainą suvirškins europiečiai skrandžiai, spėliok, nespėlioja. Pasiseks arba ne. Užkabinsi kažkokią jautrą stygą, kaip pavyko padaryti kukliajam Salvadorui Sobraliui, arba neužkabinsi. Galbūt šiais metais Europai norėsis švediškos kokybės, brangių prodiuserių, gerų pritarančių vokalų ir šokių byto. O galbūt moters su barzda, o gal kokios nors su priedainiu užkamšytos užslėptos politinės žinutės. Būrimas iš kavos tiršių, bet paburti ir pasirodyti jūs. Smagu, ypač palaukiant pavasario ir lietingoje gegužės mėnesio. O tu, ar lauki Eurovizijos ir kaip vertini Katarsio šansus? Pasidalink komentarais. Sėkmės.